Neptūnas kol kas taip pat atsako taikliu metimu į kiekvieną sėkmingą varžovų ataką. Marius Runkauskas pelno savo komandai 7-ąjį tašką. 38-38. Viktoras Leonavičius. Baudos aikštelė. Numeta kamuolį ties 3 taškų zoną stovėjusiam komandos draugui. Šis meta netaikliai. Dabar bandė perduoti tam pačiam Povilui Šakiniui kamuolį jau po krepšiu. Atspėjęs šį sumanymą. Perima kamuolį Neptūnas. Marius Runkauskas. Skirsto savo komandos draugus. Dar vienam deriniui. 7 sekundės atakai ir Vaidoto Pridotko tolimas metimas skrieja pro šalį. Vaidas Viskontas. Pirmieji 2 kėliniai nebuvo labai sėkmingi jam. Nors būtent jis pataikė pirmąjį Nevėžio 3 šios dienos rungtynėse, tačiau jau 3 kamuolius prarado Vaidas Viskontas ir, kaip jau minėjau, transliacijos pradžioje tapto ne tiek to žaidimo galima buvo tikėtis. Buvo galima laukti, jog Vaidui Viskontai šiandien bus labai sunkios rungtynės. Marius Runkauskas antroji pražanga jam, tačiau net ir jį nesustabdo Povilo Šakinio. 2 taškai skaityti ir dar vienas baudos metimas. Ir Neptūno komandoje keitimas. Pasirodo aikštėje Marius Kasiulevičius, sėdėjęs visus abu pirmosius kėlinius. Tai naujas ginklas Neptūno komandoje. Ar šiandien jis iššaus, pamatysime. Kol kas Neptūnas 3 taškus meta 33% taiklumu, kiek geriau už Nevėžio ekipą. Tai svarbiausia, jog abi komandos yra pataikiusios po lygiai, po 4 tolimus metimus. Tuo Nevėžiai privaikė daugiau bandymų. Vaidotas Pečiukas. 10-asis jo taškas. Antrasis krepšininkas Neptūno komandoje, peržengęs 2-ženklę pelnytų taškų ribą. 41-40. Linas Stankus. Valdas Vasilijus iš 3 taškų zonos, taiklus metimas. Ne pirma tokia ataka, aštrus reidas į baudos aikštelę ir po to su kamuoliu įsiveržęs Nevėžio žaidėjas ieško aikštės kraštuose atsilaisvinusių savo komandos draugų. O Vaidotas Pridotkas po varžovų krepšiu dabar pergudrauja Audrių Mineikį. Ir vėl mažina skirtumą. Iki 2 taškų Nevėžis pirmauja 44-42. Sužaidus 5 minutės šiame kėlinyje. Kuriame kol kas beveik jokių stabdymų, vos po 1 kartą yra prasižengusi tiek viena, tiek kita komanda. Valdas Vasilius. Netaiklus jam metimas, atšokdamas atgal jau atakavo iš sunkios situacijos Nevėžio komandos aukštaūgis. Vaidotas Pečiukas. Ir gesino jo metimą Gintaras Leonavičius. Vaidoto Pečiuko nuomonė apie šią situaciją visai kita. Štai. Taip, blokas švarus, o štai kas paskutinysis lietė kamuolį. Tai jau kitas klausimas ir matyt tuo klausimu norėjo padiskutuoti su rungtynių arbitru Neptūno komandos krepšininkas. Po naujųjų metų iš Žalgirio grįžęs į Neptūną, kur ir pradėjo savo profesionalią karjerą po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose. Apsigina Neptūnas ir vėlgi stengiasi ir trečiajame kėlinyje tiek viena, tiek kita komanda palaikyti didelę žaidimo spartą. Audrius Mineikis prasižengęs iki tol nežaidęs iš komandos po lygiosios pertraukos. Ir jų užduotys aiškios. Sustiprinti Neptūno komandos žaidimą antroje rungtynių dalyje. Ir galbūt išnaudoti tam tikrą netikėtumo faktorių. Varžovams ginantis. Kol kas vėlgi visiška pusiausvyra šios dienos rungtynėse 44-44. Vaidas Viskontas. Ir puikiai gesina varžovo metimą Grigorijus Šuchovcevas. Dar vienas bandymas, atrodo, sužingsniuoja, bandydamas 1, 2, 3 kartą suklaidinti savo priešininkus Benas Veikalas. Suprantamas buvo jo noras klaidinančiais judesiais pakelti į viršų
Grigorijų Šuchovcevą, gerokai aukštesnis yra Klaipėdos komandos centras. Tačiau šį kartą suklydo pats Nevėžio komandos žaidėjas. 3,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Marius Kasiulevičius, jo metimas labai netaiklus. Pirmasis Mariaus Kasiulevičiaus bandymas atakuoti krepšį šios dienos rungtynėse. Tadas Leonavičius. Liktas 1-1 su Marium Kasiulevičiumi. Aidas Viskontas. Ir vėlgi stringa Neptūno gynyboje Aidas Viskontas. Devintoji Nevėžio komandos klaida. Ir minutės pertraukėlė. Rezultatas nesikeičia. 44-44 ir lieka jau tik 3 minutės ir 9 sekundės. Neptūno komanda. Su kamuoliu Evaldas Dainys, perdavimas arčiau krepšio. Ten Grigorijui Šuchovcevui per rankas kerta Nevėžio komandos žaidėjas Audrius Maneikis. Trečioji pražanga jam. Pirmasis žaidėjas abiejose komandose šiandien surinkęs 3 asmeninės pražangas. Grigorijus Šuchovcevas. Ir dar viena ketvirtoji pražanga Nevėžio komandos aukštaūgiui. Antrai kartą prasižengė 10 numeris Audrius Maneikis. Tai ketvirtoji komandinė. Ne, vis tik dabar Audriui Maneikiui įrašyta pražanga. Antroji asmeninė. Grigorijus Šuchovcevas silpnokai šiandien bent jau kol kas meta baudos metimus. 3 taiklus iš 7. Daugiau jaučiasi iš arčiau atakuodamas krepšį Grigorijus Šuchovcevas. Šiau išlaiko tą 50% taiklumą, pataikydamas antrąjį baudos metimą. 45-44 po ilgesnės pertraukos vėl priekyje. Minimalia persvara Klaipėdos Neptūnas. Gražus perdavimas. Dabar jau tik tai Klaipėdos vidurio puolėjo Šuchovcevo pražanga. Sustabdo Maneikio ataką, stos prie baudų metimo linijos. Ir varžovų centras nepataiko pirmojo baudos metimo.